Šiandien mes su jumis vėl susitinkame Tauragės Vytauto stadionas ir Top Sport pirmos lygos 14 turo rungtynės, kuriuose aikštės šeimininkai tauragiškiai laimėjo tas rungtynės rezultatu. Yra šiokių tokių pasikeitimų, pažiūrėsim gal po šios atakos. Paulauskas, aštrus perdavimas, bet per... Ir čia Darlingtonas geras perdavimas, tiesa, Bikčiūnui kamuolys nepasiekė, gal dabar. Kovbasa baudos aikštelė, gali smūgiuoti Tatilas. Numestas nuošalė, nors kamuolys vartose, bet kyla. Taip Eduardo, nes Mantas Bikčiūnas, jis būtent ir Oi, kokia klaida! Ir šį kartą Dunkas, Burdzilauskas baudos aikštelėje, netoli jo Paulauskas gauna kamuolį, ar leis smūgiuoti, krenta Paulauskas. Ir kontrataka, o dabar Romualdas Jansonas muša įvartį. Ir 0-1. Rezultatas 23 rungtynių minutę. Spėlėme vėl kamuolį kauniečiai. Burdzilauskas ten atsidengęs yra Tunkas. Tunkas su kamuoliu baudos aikštelė, atmestas kamuolys, smūgis ir... Ne vienas atakos variantas buvo Romualdo Jansonui. Jis pasirinko smūgį. Atmestas kamuolys, Vosilijus šauna. Kauno Žalgirio B lyderiai. Na, taip turbūt ir turėtų būti. Atmestas kamuolys, Vosilijus smūgis. Mačaitis. Statkus. Geras perdavimas ir Mantas Bikčiūnas. Aikštelė, ne, Eduardo prie baudos aikštelės, šūvis, atmestas kamuolys ir dar vienas bandymas čia, gerai, sužaidė, pavojinga situacija ir Mantas, Egidijus Dusevičius, perimtas kamuolys, kontrataka, Eduardo, Bikčiūnas, geras perdavimas, Darlingtonas virš. Dusevičiaus perdavimas link Bikčiūno, gerai numestas kamuolys, Grambos smūgis nesigavo. Labai gerai užsitveria kamuolį, Eduardo gali smūgiuoti, kairė koja ir visai šalia vartų. Statkaus smūgis ir 1-1, Martynas Statkus. O Dovgiai. Toks už tai perdavimas prašoka Karolis Gildys, bet smūgis blokuojamas, krenta Tauro žaidėjas ir dabar jau pražanga prieš Nidą Vosilijų. Kai bus pauzė žaidime čia, Valdas Paulauskas ir ojojoj, kortelė. Kortelė bus ir ne viena. Šioje raudona kortelė turbūt Valdui Paulauskui. Abiem? Ne. Bikčiūnas nuošalė, kyla į viršų teisios. Vaitkūnas. Dusevičius! Na, tiesiog fantastinis epizodas, kuris Tauras labai įtemptoj kovoj, permainingoj kovoj vėl praleidęs įvartį pirmajame kėlinyje, vis tik tai